Pažiūrėk. Čia pagrindinė gatvė Urugvajaus. Aš galėsiu tau atsiųst vaizdų iš Urugvajaus, gerai? Nu, čia biški girtuoklis turbūt, nesvarbu. Tai davai, žiūrėk. O čia ta pagrindinė gatvė. Gatvėj. Senukai. Tango. Aš ten Urugvajui buvau Liudi Libertad Brasis. O Lietuvoj tapau Brazytė. Liuda Brazytė. Mano mama buvo paprasta moteris, jie su teta išvažiavo, jaunutės ir ten išmoko ispaniškai viską ir sakau, iš kur jinai sugalvojo mano vardą. Ir lyg tai buvo amerikiečių kažkokia aktorė, o Libertad yra laisvė, taip, žodis ispaniškas, buvo labai garsi dainininkė Urugvajaus ir Argentinos, tango, ir aktorė, ir tikrai įdomiai, bent man, Liudi Libertad. Atvažiavau į Lietuvą, čia irgi šokas. Nuėjom pasus daryt, tai aišku, mano vardas Liudi, nėra tokio vardo iš viso. Liudi tai rusiškai žmonės, Liudi yra ko liūdi berželis, ar ne? Ir sako, padarom Liudą, o aš kai galvojau, kad vis vien aš iš čia išvažiuosiu, nes verkdavom kiekvieną dieną. Aš gerai. Ir taip tapau Liuda ir aš kiek jau 67 metus nekenčiu to vardo. Kas pirmiausia apie Urugvajų? Kas pirmiausia, kad gyveni Urugvajuje, taip sakiau, tramvajų garsą, gal Lietuvoje nėra, tai tas garsas tom bum 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 bum. Ir mes, tikrai gana netoli pakrantės, po 5 sustojimų jau mes išlipam ir jau į pliažą einam, taip. Sūrus Atlanto vanduo jau jauti, jau privažiuojant, jau junti iš tolo tą druską. Ir aš šitą labiausiai, kadangi aš kaip sportininkai labai mėgau plaukioti ir šokinėti. Atsimenu vieną kartą vienoj toliau trupučiuką, kur buvo gilų iš karto. Ten buvo tokia o juk būdavo, kad negalima šokinėti. O aš matau, kad ateina šitie sargai, ar kaip pavadinti, o aš vis vien, kad šokinėjo į tai, o ten buvo toks kaip, vis vien matyt pavojinga, kad ten buvo ir parašyta, kad negalima šokinėti. Ir sakau, žmonės yra šilti ir jeigu reikės, tai padės. Buvo tokia banga, kur atvažiavo tikrai nemažai žmonių. Aišku, mes iš Urugvajaus 17 žmonių grupė, pati pirmoji grupė buvo, o paskui daugiau buvo, ypatingai daug iš Argentinos ir iš Brazilijos. Ir mes pajutom tą skirtumą.
Ir sunkiausia buvo, kad eini, vis vien, kad ir mūsų tėvai nebuvo turtingi, buvo iš paprasti vidutinės klasės, bet mūsų rūbai buvo vis vien čia juk žmonės po karo. Dievuliau, tu mano, eidavom gatvę ir vos neprieidavo ir čiupinėdavo medžiagą ir tiesiog į akis rėždavo, ko jūs atvažiavot. Nes iš tikrųjų jie protingai klausinėjo, ko dabar iš Pietų Amerikos arba iš kitur atvažiuoti į šitą šalį, kuri po karo tik praėjo tiek mažai metų. Ir aš visada sakiau, jeigu aš turėsiu kada nors vaikų, niekada aš jos nevešiu į kitą šalį. Dabar žiūriu, žmonės veža, gal yra kitokia, ne į uždangą, kaip mes atvažiavom, gal tie vaikai nepergyvena, gal, bet aš abejoju, vis vien mokyklos, viskas, kol pripranta. Mes dažnai kalbam visos, kurios dar liko, tarp kitko, mes jau galim ant 2 rankų pirštų skaičiuot, kiek mūsų liko. Dar mažiau, tikrai. Ir mes sakom, kad mes netinkam nei žemei, nei mėnuliui. Ta prasme, kad man nei Lietuvoje, nei jau ten. Matai? Dėl to ir parašiau Daivai, ar įsivaizduojat, kad čia. Ir žiūrėk, kaip mes taip šokom kažkada tai.